Sveiki, kaip matot pas mane krūva lempų. Viena yra pigi iš eBayaus, tai štai vadinasi Ranpo kažkokia, visa plasmasinė. Šitą mes jau kaip ir žiūrėjom. Galit mano video paieškoti. O gal ir įdėsiu nuorodas. Taip, žiūrėjom akmės lempą. Štai 510 liumenų 7 W E27 cokolio dydžio A+ energijos klasės. Štai 7 W kaip 45. Ir dabar turiu Philips tokią lempą. Pasižiūrim, taip yra, naudoja 4 W, šviečia kaip 25 turbūt, ne? O akmės buvo 7 kaip 45. Taip, pasižiūrim įdėmiau. Yra 2700 kelvinų. Nu, tai reiškia tokia šilta spalva. Taip, negalima naudoti su šitais, kur, kaip jie ten vadinasi, žodžiu, kur galima reguliuoti šviesos kiekį. Pamiršau pavadinimą, nu supratot mane, bet visą laiką kažką pamirštu. Instant. Čia nežinau, gal kai užsidega iš karto 100% duoda šviesą. Taip, 20 000 valandų, 50 000 kartų įjungimų. Nieko sau. Čia visam gyvenimui gali užtekti. A+ energijos klasė, kaip matot, ir čia. Štai. Kas čia dar. Kaip ir nieko. Taip, gal išpakuojam. Pažiūrėsim, kas čia per... Taip, kainavo 5 eurai. Matot, kaip gražiai supakuota. Ne veltui Philips. Kažkur apie 5 eurus kainavo. Tokia mažytė. Kol dar nesudaužiau. Nu, aišku, 4 vatai nėra daug. Taip, tiesa. Įdomu, kiek jos sveria, norėjau jums parodyti. Šita plasmasinė. Maždaug 50 gramų, 51. Šita yra sunki, bet mažesnė, tai turėtų būti lengvesnė, 44. Ir įdomu, kiek šita. Nes štai matot, čia yra plasmasinė, čia yra turbūt stiklas, irgi plasmasė, 61. Taip, tai šita yra sunkesnė, šita lengvesnė. Gerai. Pasižiūrim iš arčiau. Čia vėl stiklas, o čia nežinau, turbūt lygiai ta pati plasmasė gal ir čia. Bet čia stiklas. Neatsisuka, tai būtume pažiūrėję, kas viduj. Bijau sulaužyti. Va, matot, kaip čia įdomiai užanspauduota, matot, kaip apsiūta. Va, taip. O, netgi parašyta 34 miliamperai, taip, 2700 kelvinų, 4 vatai. Štai, 34 miliamperai. Tuo mes pamatuosim, tarp kitko, galima, ar ne? Philips. Gerai. Dabar mes tiesiog paimsim ir jungsim. Ir pažiūrėsim, kaip šviečia. Taip.
Šviečia labai švelniai ir aišku, 45 W, tai nežinau, nu, nedideliam kambarį. Labai maža. Ma štai taip. Dabar mes tuoj pamatuosim, kiek jinai amperų naudoja. Pamatuojam dabar, kokia tinkle įtampa yra. Taip, kontakto nėra. Taip. 226 voltai. 225, 226. 7, 6. Gerai, įmam vidurkį, 226. Atsimenam šitą skaičių. Na gerai, 225. Kaip matot, 0,02. 0,02 atjungiam. Kiek tam buvo parašyta? 34 mA. Taip, paskaičiuojam. Taip, 225 padauginau iš 0,02 ir gavosi 4,5 W. Na va štai, įdomiai čia gaunasi. 34 mA galbūt esant didesnė įtampa ir kažkaip neįsivaizduoju. Bet būtent esant čia tai yra 4,5. Naudoja šiek tiek daugiau, bet tai, nu nežinau, bet gal užtat nedaug kaista. Pabandom tada ją šiek tiek pakaitinti. Taip, ir kas įdomu, žinokite, tai šitas stiklas visai nekaista. Nu, ta prasme kaip, šiek tiek vos šiltas. Galima sakyti šaltas. O šitas maždaug iki 40 laipsnių. Šitas yra karščiausias, tai 40 laipsnių gaunasi. Reiškia, lempa mažos galios, mažai kaista. Tikimybė, kad turėtų ilgai tarnauti. Ar ne? Būtų labai gerai. Galima beveik laikyti rankose. Tai va. Tai gerai. Nu, maksimum gal iki kokių 45 laipsnių. Tai va. Tai dėkui, kad žiūrėjot ir iki.